Taip, sako, Skype labai turėti apsimoka, lyg ir turi namuose visada svečių, o vaišinti ir girdyti jų nereikia. Gerbiamas vairuotojai, atsiminkite, kad žiemą jūsų angelas sargas iš jūsų paskos automobilio lekia ne greičiau nei 90 km/h greičiau. Jeigu spausit greičiau, jis tiesiog nesuspės. Čia patarimas, ne anekdotas net. O taip. Viena kazachų šeima, reiškia, taip džiaugiasi naujai pamatytų filmų Terminatorius, kad net pavadino savo sūnų Albebeku. Naujai pamatytų kazachė. daug metų filmas. Geras. Kai aš buvau mažas, aš meldžiausi ir Dievo prašiau dviračio. Bet kai suaugau, aš supratau, kad jis veikia, Dievas veikia visai kitais principais. Dviratį aš pavogiau, o paskui meldžiau atleidimo. Geras. Dar toks sakinys iš gyvenimo. Su kiekviena diena praėjusieji metai tampa vis geresni už ateinančius. Jeigu ryte jums nesinori į darbą, atsidarykite interneto portalą, tarptautinį verslo žurnalą Forbes, apžvelkite jį ir jeigu ten nematot savo nuotraukos, atsistojat iš lovos ir marš į darbą. Vienintelė gerai šitas. Skelbimas. Jaunas simpatiškas studentas ieško pagyvenusio turtingo vyriškio gyvenimo draugės. Geras žaismas. Taip, sūnus, kuriam jau virš 20, ginčiasi su tėvais. Sako, gerbėme tėvai, sako, aš myliu jūs, visą kitą, mama, tėvai, bet sako, taip neįmanoma, man 21 metai, okei, aš studentas, aš dar savo būsto neturiu, bet žiūrėkit, kaip jūs mane spaudžiate. Man tiek metų yra, aš negaliu, jūs pasako, iš darbo grįžtat kiekvieną dieną, jūs nepaliekat manęs vieno, aš negaliu nei alaus išgert, žiūrėdamas krepšinį ar futbolą, aš negaliu nei kokios mergaitės parsivest namo, jūs visada mane prižiūrit, niekada jūs nepaliekat, kad aš su draugais galėčiau čia pašvest ar kažką. Viskas, aš išeinu ir prašau manęs nelaikyti. Nu, žodžiu, sūnus eina pro duris, reiškia, ir iš paskos lyg ir tėvas eina. Sūnus atsisuko, tėvai, sako, aš tau pasakiau, nebandyk mane sustabdyti. Tėvas sako, ne, viskas gerai, aš sutinku su visko, aš irgi išeinu.